Šiandien taip sugalvojau atsakyti į savo draugės vienos Betos, linkėjimai Betai, klausimą. Kaip turėtų vyresnė amžiaus moteris, sakykime, sportuoti? Realiai tai ar ten moteris ar vyras irgi yra žmogus ir apart ten kokių vieno kito ten individualių poreikių, kažkokių, visi tie principai yra, viskas yra tas pats. 7 tokie baziniai žmogaus judesiai, kuriuos mes turėtumėm gebėti atlikti paprastai be svorio, savo kūno svorio, arba ten pasiėmę kažkokią tai svorį, kad be jokių skausmų, be jokių ten problemų mes juos atliktumėm ir galėtumėm tuos judesius apkrauti su kažkokiu ten ekstra svoriu, be jokių, kaip sakau, bėdų, be jokių problemų. Tai, sakykime, jeigu paminėti tuos judesius, pirmą turim pritūpimą, tai yra paprasta pritūpimą, kad mes galėtumėm atsitūpti, padaryti tokią pilną gražų pritūpimą, atsisėsti vos ne ant savo blauzdų, jokių čia nebūtų problemų per čiurną, klubus ar kelius, atsitūpiam ir atsistojam. Šitą judesį mes turėtumėm visų pirma gebėti atlikti. Po to antras judesys būtų lenktis. Tiesią nugarą, kad galėtumėm lenktis. Tai būtų, mes lenkėmės, paimti daiktus kažkokios, ar tai būtų tiesiom kojom, mes lenkėmės iš klubų, ar tai truputį su lenktom kojom, kaip kitas pratimas, kad yra mirties trauka, lenkėmės su lenktom kojom, atsistojam, tas judesys yra įtūpstas, kad mes galėtumėm be jokių problemų padaryti įtūpstą. Turėjom pritūpimą, turėjom pasilenkimą, kur mes lenkėmės iš klubų, be jokių trukdžių, diskomfortą, be jokio skausmo. Po to mes turim rotaciją, sukimasi iš juosmens. Paprasčiausia, pasiėmus kažkokį tai svorį, pasisukti, kad jokio skausmo, jokių trukdžių nėra. Atsisėdus yra tokie pratimai visokie. Ten pasisukinėjom, ten kojas pakėlė vieną pusę, kitą pusę. Mes turim tą judesį irgi lygiai taip pat treniruoti, kaip ir bet kurį aš paminėjau čia ar paminėsiu. Stumimo judesys, tai yra mes daiktus stumiam nuo savęs ir paprastai atkartuoti, tai mes galim atsispaudimu, ar tai tiesiu kūnu, pagal pajėgumus kiekvieną, ar tai nuo kelių. Čia irgi mes turim turėti užtekti, kas yra labai didelė problema su moterim. Iš savo patirties galiu pasakyti, viršutinėje kūno dalyje jėgos nėra praktiškai. Jūs ten turit gebėti, nesvarbu, 30 ar 50 ar 70, padaryti tą vieną kitą atsispaudimą tiesiu kūnu gražiai. Arba nuo kelių padaryti jau daugiau, truputį galim su svoriu, kur mes stumiam svorį virš galvos į viršų, ar tai su gyra, ar kaip jis dabar vadinasi, svarstis, kas yra mano mėgstamiausias įrankis svarstis, dėl to, kad jis labai patogus ir vežiotis ir nešiotis. Ištraukimo pratimų mes galime pasilenkti, gera atrama su koja, kita atrama su ranka ir traukti svorį prie savęs, traukti. Traukimas, tai, žinot, mes tempiam kažką, arba su svoriu, arba, kaip dabar čia yra sąlygos, pasilenkiam, palendam po lygią gretę, čia taip, ir traukiam savo kūno svorį. Arba jau čia labiau jau tokie, jeigu jau stipresni esam, įsikimbam ir darom paprastą pristraukimą. Mes turim ėjimą arba bėgimą, tai yra jau mes kalbam dabar čia apie kardio kažkokias treniruotės, kad atlikti kažkokio tai, čia vėl priklausys nuo jūsų fizinę pajėgumą dabar, arba jūs eisit ten, sakykime, su sparčiu ėjimu kelis kartus per savaitę 30-40 minučių, ar bėgsit, nesvarbu, bet žodžiu kažkokį tai ėjimo, bėgimo